Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos, Europos parlamento, tarybos nariai tradiciškai surengė kalėdinę gerumo akciją. Siekdami paremti ir paskatinti ypač gerai besimokančius studentus iš daugiavaikių šeimų, socialdemokratai įteikė vienkartines stipendijas 50 studentų iš skirtingų Lietuvos regionų. Mano akcija tikrai yra labai reikalinga, todėl kad tai iš tikrųjų yra neeilinis jaunimas, kurie galbūt gyveno šiek tiek ir kitokiam sąlygom, negu kad mes daugelį. Pavyzdžiui, mano mergaitė iš technikos universiteto šeimoje 13 vaikų. Tai tiesiog, dar neįtikėtina, kad tokie stebuklai būna. Ir tikrai būsiu vienas iš tų, kuris ir toliau remsiu ir agituosiu, kad tokios akcijos būtų. Aš labai džiaugiuosi šią akciją, 4 metai dalyvauju, todėl kad mes, socialdemokratai, galime pagerbti tuos studentus iš kolegijų, iš aukštųjų mokyklų, kurie siekia mokslo, siekia žinių ir jie visi yra iš daugiavaikių, iš gausių šeimų. Ir mūsų pagalba, mūsų parama, jų džiaugsmas, nuoširdumas ir dėkingumas tiesiog pagyvina tą kalėdinę nuotaiką. Kasmet socialdemokratų organizuojamos akcijos Šilumos ir ramybės visiems tikslas – finansiškai paremti talentingus studentus, motyvuoti ir paskatinti juos siekti dar aukštesnių rezultatų. Aš manau, tai puikia proga buvo tiesiog kai kuriems studentam pasireikšti galbūt ir tas apdovanojimas juos kaip tik paskatinti turėjo ir manau, kad tokių studentų galbūt ir atsiras kitais metais dar daugiau. Tad viliuosi, kad to šeimos ir jos bus kaip tik paskatintos. Visų pirma, buvo labai malonu sužinoti, kad esu pakviestas į Seimą ir jaučiuosi išskirtinis tarp visų ir tikrai nustebinu labai. Žinoma, džiaugiuosi, esu iš daugiavaikės šeimos, todėl net ir nežinau, kokia dar parama, bet tikrai man padės. Tai labai dėkoju partijai ir esu labai laimingas. Po stipendijų teikimo šventinės akimirkos buvo įamžintos bendroje nuotraukoje. Vėliau studentams buvo surengta ekskursija po parlamento rūmus bei susitikimas su Lietuvos socialdemokratinio jaunimo atstovais. Socialdemokratai visiems linki šilumos ir ramybės ateinančiais 2016 metais.